Ai, žolyną mes negalėtume. Nu tai, šiandien kur graži bata nesuslapto. Taip, ateinam prie... Nu, kas mažiau klausytis nori gal. Atėjom prie 3 išminčių stalo, specialiai susistačiau jums iš tos nugarinės pusės, nes toks ir menininkas sumanėms. Išminčia savo išmintį nešioja kuprinėje. Va, ir tai patys svarbiausi faktą ir tos kuprinės ir sudėti. Kodėl ta kompozicija pavadinta išminčių stalu? Tai 3 žmonės susijęs su akmenė yra taip skirtingi, kad taip skirtingom sritim atstovavom, kad lyg ir turėtum nesutikti. Bet realiam gyvenime tikrai ne visi buvo susitikę, bet tokia kompozicija, toks sumanimas atspindi mūsų tai siekį, kad vis dėlto sutarti, kaip bebūtum skirtingi turėtume. Taigi, Kaliks Kasakauskas, katalikų kunigas, 19 amžiaus vidurė, akmenėje kunigavo apie 30 metų ir parašė lietuvių kalbos gramatiką lenkišką, kalbrėdą, liežuvio žemaitį. Va, tai tas ano didysis nuopelns, katalikų kunigas. Aha, taip, Liudviks Jakavičius, lietuvanis. Kaip dabar greitai pasakius. Laisvamanis, ano nuopelno. 19 amžiaus pabaiga, gyvenamasis laiks, 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pirmą pusę. Knygnešys. Kai po sulaikymo pasitraukė